Bet apie batus visai pradėję, galėsim pratęsti kažką apie gyvenimo keliones. Kur su tais batais mini, žinai, per kokias žemės jie vaikšta. Aš turiu visą laiką, man labai patinka, man labai gaila batus yra išmest dažnai, nes man batai visą laiką primena mano visas keliones. Ir man labai dažnai Rasa sako, mano draugė, mergina, kad išmes jau batus, jau susitrynė, negražus, man gėdos tavim, o man tiesiog, žinai, tas batas, jis toks tipo, jisai Marokė buvo, jis buvo Brazilijoje, jisai vaikščio tais pliažais, tais akmenimis ir tais visi kiekvienas susitrynimas man tai primena, žinai, tai man būna labai gaila išmes batus, dažnai. Gerai, tai mėly klausytojai, visai pamiršom pristatyti, su kuo mes šiandien čia kalbame. Mes turim Mintautą Grigą. Mintautą Grigą, taip, teisingai. Taip, ačiū, publika. Sveikas. Labas. Malonu tave matyti. Nežinau, kaip čia reikėtų tave pristatyti. Man sakė, kad labiausiai tiktų videografas. Jo, manau, kad aš visą laiką turiu labai tokių problemų save pristatydamas, niekada nežinau, kaip čia geriau save pristatyti. Kai žmonės paklausia, ką aš veikiu, aš pasakau, kad aš filmuoju ir fotkinu, bet dabar šiais laikais tikriausiai tai vadinasi socialinių medijų turinio kūrėjas. Kažkoks, nes filmavimas ir filmeikinimas man labiau asocijuojasi su filmais. Tikrais filmais, kuriuos žmonės ateina žiūrėti kine arba per televizorių ir tai turi kažkokią istoriją, turi pradžią, vidurį, pabaigą, o ką aš darau, tai yra toks trumpo short attention span contentas socialinė medija. Ir pagrinde dirbu su vandens sportais ir kaitavimo industrijoje. Tai visi žino, kas dirba Lietuvoje, bent jau kažką kaituoja ar su vandens sportu ir kamerą turi, visi tave žino, kaip sakė, žinai, kaip man sako, čia tas vienintelis bišas, kuris Lietuvoje uždirba iš to vandens, iš esmės to filmuojant visą action dalykus. Jo, aš manau, kad ir pasaulyje nėra labai daug žmonių, kurie iš to gali pilnai išgyventi. Man labai pasisekė ir aš esu labai dėkingas, kad visos kortos taip susidėliojo, kad man pavyksta pilnai iš to pragyventi, užsidirbti ir tai man padeda daryti dalykus, kuriuos aš noriu, gyventi prie vandens, surfint, kaituot pačiam ir aš iki to daug dirbau ir man pavyko. Bet visam pasaulyje nėra tikrai daug tokių filmmakerių, kurie gali vien tik iš to daryti, nes aš beveik daugiau nieko nefilmuoju, tik kaitavimą šiuo metu. Buvo kartais būna nukrypimų su kitais prekės ženklais visokiais ir kitų industrijų, bet pagrinde vandens sportai.
Pradedam gal truputį nuo pradžių, kad labai neįsiplečiant į tavo istoriją, nes iš tikrųjų tavo draugė mergina Rasa mums kalbėjo ir daugiau mažiau papasakojo tenai Jo. apie Dachlą, kaip jūs tenai buvot, kaip ten jums pasisekė, kaip ten pradėjo, nu žodžiu. Jeigu stengsies, gerai darysi, anksčiau ir pasiseks. Tokia istorija maždaug. Kaip tu pats matai, aš, pavyzdžiui, tave googlinant, aš jau mačiau, kad tu vandens sportų užsiemi nuo ten 20 metų jau varžybinės lentelės, kažkokius burlentės ar fognės. Išknisai. Nu, jau antrą vietą paėmė, aplenkėjai Igną Drevinską. Tai Igną Drevinską aplenkiau. O, linkėjimai Ignai, tai žemės trečią vietą, čia turim 20 metais slalomo varžybos B kategorija. Taip, nu, čia kaip šiandien Geras, atsimenu, Ventainiai vyko, atsimenu, jo, geras. Mano pirmas ir paskutinės burlenčių varžybos tikriausiai buvo. Būtum žemės pirmą vietą, būtų pakeitę gyvenimą ir būtų kitaip viskas? Gali būt. Tai gerai, čia buvo tavo pradžia su sportu, kiek tu buvo? Jeigu tau dabar beveik 30, tu dabar čia realiai 14-15 metų, ne? Jo, aš burlentėm šiaip pradėjau plaukti 12 metų būdamas. Tai čia buvo 28 metai, jei neklystu, 27, kažkas tokio. Ir tada 10 metų sėkmingai plaukiau su burlente ir sakiau visą laiką, kad kaitavimas yra pensų ir bobų sportas, nes burlentai tokie su bicepsais vaikšto, visi užsikočioja ir būrė sunkės kilnoja. Ir tada atsimenu, išvažiavau Kopenhagą studijuoti ir vežiausi, tempiausi visur barbegus paskui save su dideliam burlentėm, su trimburiam, visais gykiais, tėbais ir taip toliau. Ir kažkuriuo metu tiesiog, kai baigiau universitetą, man prasidėjo dar daugiau kelionių, nusprendžiau, kad aš noriu keliauti ir gyventi šitą gyvenimo stilių. Ir tada Rasa pasakė, gal tu jau užteks tau šito nesąmonių, jo, jau tu subręs. Ir tada išmokino mane kaituot. Ir tada mečiau burlentes ir pradėjau kaituot. Ar nesigaili? Patekęs į, kaip man sakai, senių, pensų ir... Pasenau, man atrodo pats. Ne, visiškai nesigailiu. Labai atveria daug galimybių ir man labai patinka ir labai daug disciplinų, labai daug ko gali išmokti ir visą laiką gali skirtingų dalykų mokytis ir nenustot tobulėti. Tru. Kaitavimas yra smagu. Tu irgi kaituoji, ne? Buvo laikai. Dabar jau bandau pereiti į vingerius, į surferius, nu žodžiu, bandau atrasti. O kas čia vingiai kažkoks naujas sportas, girdėjau, ne? Man atrodo, kas, bet tu turėjai tikrai gerai girdėti, nes tu dirbi su tuo. Tai vienas iš tų dalykų, ką aš norėjau papasakot, long story short, Dachla, viskas, tenai prasisukot ir labiausiai jums paėjo ir daugiausiai darbo dirbi su to turo, ne, kaitavimo visų. Jo, tai gal tada long story short, tipo, kas tingi klausyti Rasos podcastą. Dirbom Dachloj. Dachla yra Marokio spotas, pats garsiausias vienam pasaulyje, geriausias spotas, kur gali išmokti, tobulėti ir kaituoti. 305 dienų vėjas pučia, fleto, bangų, čiopo, visko, ko tik nori. Ir visas gyvenimas ten tik apie kaitavimą. Ir vienas iš sustojimų pasaulio turų, GK, vyksta būtent tenais. Ir jie atvarė, aš su jie susipažinau, pradėjau kalbėtis ir pakvietė mane dirbti kartu. Ir tai buvo 2018 metai. Ir atsimenu, tais metais visą pasaulį pirmą kartą apkeliau. Tai buvo ir Brazilija, ir Europa, ir Australijoje buvo sustojimas vienas. Tai mane labai sužavėjo tas visas kelionės ir aš labai to siekiau. Ir tai buvo visiškai mano svajonė dirbti pasaulio turą ir filmuoti, susipažinti su visais atletais, būti jų draugas ir buvo labai smagu. Ir nuo 2018 taip ir kažkaip ir dirbom su jais daug. Prilipo, jo, ir mums patiko, ir jiem patiko ir taip kažkaip ir judam. Labai daug klausimų, kurie man pačiam įdomus ir tikiu, kad klausytojams bus įdomu paklausyti apie būtent tą žvaigždės kaitavimo visų tų žvaigždės, ne? Nu, tai visi susireikšmė tokie, ar viskas ten su jais okay? Na, žinai, žvaigždės visą laiką yra toks subjektyvus dalykas, nežinau kaip čia pasakyti, bet yra labai skirtingų asmenybių. Ir yra skirtingi turai, skirtingos disciplinos ir skirtingi žmonės, skirtingų amžių ribose ir jie
visiškai skirtingai mato pasaulį ir mato tą patį sportą ir kitaip bendrauja. Supažindam ir pabandom palyginti tas disciplinas, ne? Jo, Kokios būna. Nu gerai. Tai dabar yra pagrindinės 3 disciplinos pasaulio ture. Tai yra big airas, kur aukštai šoki, kuo aukščiau šoki ir kite loopini, kontra loopini ir darai sudėtingus manevrus. Tada yra wave ridinimas, kur keliauja ir ieškai geriausių bangų, raidini bangas su kaitu ir directional lenta. Ir tada tikriausiai labiausiai techniška ir labiausiai pavojinga yra freestylas, kur lentos būna su būcais ir tu unhookinėsi visiems daryti triukam. Nu gerai, tai leisk atspėsiu, ten kur pavojingiausia, ten dominuoja jauni žmonės. Jo, dominuoja jauni žmonės ir kiekvienai disciplinai yra toks skirtingos valstybės netgi pasiskirstę, kur pas ką geriausiai išmokti tam tikras disciplinas, jie ir dominuoja tose turuose. Ir freestylui, kurio labiausiai techniška ir labiausiai toks didžiausias šansas susižeisti, dominuoja jaunesni žmonės, tai yra 17, 22, 23 ir vyresnių yra, bet šitas sportas, šitą discipliną žiauriai kerta per tavo kūną, per fizinį pasiruošimą, ypač keliai, ACL, visi plyšta, pokščiai, kojas lūžta, pečiai išnyra. Tai jaunesni, kur kūnai dar gali pakelti šitus stiprius impaktus, jie dominuoja. Antras pagal paskui dar yra big airas irgi, ne? Jo, big airas irgi panašiai, bet dominuoja pasaulio čempionas. Šiais metais tapo vėl Andrea Principi, kiek jam 17 metų? 17, 18, kažkas tokio. Bet vis dėlto yra daugiau vyresnių, virš 25 ir 30 metų, tas pats. Jo. O pasaulio čempionas, tai čia skaitosi, gerai, tas Red Bull King of Airs, tokia atskira disciplina, ne? Čia tiesiog toksai... Jeigu mes einame iš tas, nežinau čia kaip vadinti, teisinės pasaulio čempionų titulų išdavimus, tai yra visuose sportuose šitas dalykas, tai lengvoje atletikoje ir visuose kituose. Ir yra FIA yra mašinų sportuose, kuris duoda pasaulio čempionas, tampa Formulės 1 ir yra skirtingos disciplinos. Tai yra visą laiką kažkoks organizacija pasaulinė, po kuria yra mažos asociacijos, kurios turi tam tikras disciplinas. Tai mes priklausom, kaitavimas priklauso, nežinau, vėjo sportui, seilingui. Tai jis yra World Sailing organizacija pagrindinė pasaulinė, kuri sankcionuoja visus vėjo be motorės vandens judėjimo priemonės ir jų varžymus. Ir tada GKA, Global Kite Sports Association, jie gauna licenciją, teisę išduoti pasaulio čempiono titulą būtent freestyle show disciplinom, kurios neturi starto ir finišo linijos. Ir tada yra kita organizacija IKA, International Kitesurfing Association, kur jie išduoda lenktynininkam pasaulio titulus, kuriuo turi starto ir finišo liniją. Ir tai dabar bus vienas iš 24 metais kaitavimas bus pirmą kartą olimpinėse kaip lenktynių šaka. Ir ten prižiūri IKO, tą sritį, o jūs prižiūri visą šou. Mes visus šou disciplinos, tai pagrindinis skirtumas, kad startas finišas, o šou disciplinoje sėdi 5-6 teisėjai ir neiškelia korteles, bet parašo taškus ir tada ištraukiamas vidurkis pagal tam tikrus kriterijus ir gauna taškus ir jam pagal taškų kiekį laimi arba pralaimi. Gerai, tai žiūrėk, praėjom 2, tada yra kitesurf, ne? Tai banglentės. Jo, čia mano mėgstamiausias. Jo, čia yra mano mėgstamiausia disciplina ir man labiausiai patinka būt bangose, man pačiam patinka labiausiai raidint bangas, filmuot bangose, nes pirmas dalykas yra vizualiai nuostabus dalykas
Ir kitas dalykas, buvimas bangose ir toks tikras stichijų užkariavimas. Ypač kuo didesnės bangos, tuo tavo širdis labiau kalatojas, tuo daugiau adrenalino. Ir tu ne tik turi valdyti kaitą ir savo kūną gerai, bet ir taip pat suprast, kaip veikia visas vandenynas, kaip juda vanduo, kaip veikia srovės, kur bangos lūžta, kur tau reikia būti, kur geriau nebūti, nes gali labai liūdnai baigtis. Tai tas ir fainiausia. Ir būtent visas tai, kad nustatymas tokios disciplinos padaro, kad žmonės, kurie šitose varžybose dalyvauja, jie yra truputį labiau subrendę, gal taip pasakyti. Jie yra truputį vyresni, daugiau pasaulio matę, nes labai reikia daug keliauti. Tu negali tiesiog, jeigu nori gerų bangų, tai yra žiauriai sudėtinga, ypač kaitavimo suras, kad būtų teisingos pusės banga, teisingos krypties vėjas, kad tu galėtum pastatyti savo kaitą į tam tikrą vietą ir tą bangą surfint be vėjo pagalbos tuo metu. Tai visi žmonės dalyvaujantis, jie yra tokie labiau subrendę ir atsargesni tą, ką jie daro, nes kiekvienas dalykas gali pakenkti. Nu gerai, kokie atletai tau labiausiai imponuoja iš va šitų, nes man asmeniškai yra tas Treplėso kaip ir pradininkas vos ne mitų. Jo, žiauriai fainas. Toksai bičiukas, aš vis turiu pas jį nuvaryti kažkaip tai, susiplanavęs į tą Cabo Verde, bet jis nesigauna, jis toks, kiek buvo žmonių, sako, jis toks labai žiauriai fainas, simple, panašiai teko pabendrauti, pabūt kažką su juo ar su kažkokiais kitais, sakykime, Kozolino irgi toks rimtesnis raideris. Jo, tai va, abudu raiderius, kuriuos paminėjai, abudu yra iš Žaliojo Kyšulio salų, kaip Verdės. Ir ten yra nuostabios sąlygos šitam sportui daryti. Ir visa istorija, iš ko jie kilo ir kaip jie užaugo ir kaip jie tai pradėjo daryti, yra žiauriai gražu, nes jie užaugo nieko neturėdami, jiems yra, kiek dabar yra, Ayrton Kozolino, Mitu Mateiro, Mačiu Lopes, Henrik Lopes, Kelton Lopes, jie ne broliai, ne visi, bet tos pačios pavardės. Sala per maža. Ja, maža sala. Tai jie ten visi užaugę ir jie pradėjo viską, kažkas atvažiavo, padavė kaitą, jie išmoko kaituoti ir taip slauliai pradėjo kilt labai gražios istorijos ir jie labai humble žmonės yra, žinantis, kad ne viskas lengva. Ir kad jam reikėjo labai sunkiai dėl to kovoti, kad jie ten būtų. Ir nelabai daug žmonių, kaip pavyzdžiui, Ayrton Kozolino, nelabai yra daug žmonių, kurie tiesiog nuvaro kaituoti ir jie 7-8 valandas bičias praleidžia vandenį per dieną. Ir tiesiog raidina. Jo, ir jie raidina ne taip, kaip mes čia Lietuvoje Svenseliai, tiesiog pirmien gal tai reikalauja truputį, ne? Ja. Bet jo, awesome. Ir tavo video iš tikrųjų su bangom, man irgi, žiūrėjau tavo nemažai video, ir trumpų, ir gal ilgesnių, su banga, kai pagauni tą kadrą, super awesome. Kai dar krantą kabinasi krantas, kai būna žmonės, žinai, ir tas toks nueinantis su banga. Yeah. Oh my god. Tai čia žiauriai mažai tokių bangų yra pasaulyje. Kaip Verdė viena iš tų, ten spotas vadinasi Punta Preta. Ir kaitavimui bangose tau reikia side shore vėjo arba cross side shore, cross off. Tai yra patogiausias vėjas, kuris eina skersai bangą, kad tu galėtum tiesiog pakabinti kaitą. Kaitas tiesiog leidžiasi pavėjui. Žinoma, reikia kažkiek pavaldyti, kad jis teisingo vietoje visą laiką būtų ir tada tu be kaito jėgos gali surfinti tą bangą. Tai aš manau, ant vienos rankos pirštų galiu suskaičiuoti, kiek tokių bangų yra pasaulyje, kur yra pastovios sąlygos, kur tą gali daryti. Tai yra Cabo Verde. Klaipėda. Klaipėda labai fainas žibrai, man labai patinka. Geras spotas. Tai va, Cabo Verde, Mauricijus, tada yra Madagaskarė vienas spotas. Kas dar? Peru yra žiauriai ilga banga. Tada yra cloud breakai visokie ir Indonezijos. Tai nedaug tų spotų yra. Tikrai ne tas pats, kas surfinimui, be kaito, paprastam surfinimui, perlinimui. Sudėtingiaus yra sąlygas. Aš realiai, aš toksai, kaip visų galų meistras ir su tuo viską bandau, darau, tai toks niekur nesu geras.
Ir nesu buvęs, nu, tarkim, kažkur kur rimta banga ir raidint, bet toksai svajonė yra irgi, nu, ten, pavyzdžiui, ten kurios, nu, iš Šventosios į, nežinau, Palangą ar kažkur ten downwindą pasidarai, jau super awesome, žinai. Jo. Bet įdomu, va, kaip yra va tose bangose, jeigu su tokiais skilsais, nu, vidutiniškais, ne, tu jau gali ten varyti, tarkim, ar tu ten tiesiog būsi žiūrovas. Yra kažkokių, nu, sakykime, lengvesnių dienų ar panašiai, ir ten visą laiką taško bangos, kur tiesiog žvaigždės varo, visi kiti ten krapšto nosį. Aš manau, kad tavo lygis turi tavęs nelimituoti to pasirinkimo spoto. Bet visi spotai skirtingais sąlygom būna skirtingai veikia. Tavęs, jeigu tu nemoki, tai jo, jeigu Capo Verde, Punta Preta, tai iš pirmo karto tikrai nenueisi, nes ten pavojinga. Visiškas offshore'as gaunasi, kad jeigu tave nuneš vėjas, tai nuneš. Tai reiktų, manau, pasirinkti, jeigu norėtum tą progresą bangų, ypač tai pasirinkti iš pradžių švelnesnius spotus, puikiai Klaipėdoj tinka Melnragėj pradėti raidint, suprast, kaip banga veikia, kur tau reikia kaito pozicijas laikyti, kaip tavo kūnas judėt, kas yra bangos apskritai, kas atsitinka, kai tave sumala, kai tu turi lentą su lyšu. Žinai, kaip pradinukam visiems sako, o, su lyšu negalima, bet kai bangas raidint, tai vis laiką su lyšu būna. Ir būna, kad ta lenta susisumala tave, tas lenta iššoka į barą tarp stropų, tas lyšas susipina, pradeda flupint. Tai reikia visokių tokių situacijų, manau, iš pradžių išgyvent, kad tu jaustųsi komfortabiliai ir tada išsirinkti tokius spotus, kur būtų mažesnės bangos. Portugalijoje galėtų susirasti tokių, yra spotų nemažai, kur mažesnės bangos, geras vėjas, gali iš lėto progresuoti, bet taip pat ir visose tose pasaulinės klasės bangose irgi būna švelnių dienų, kur tu gali iš lėto pradėti tobulėti. Nu ir super awesome, kad ir net ir, kaip ir sakai, Lietuvoje turim sąlygas. Melnragė, prie molo, nežinau, ten ar labai banglentininkai pyksta, kai kaituotojai ateina. Bet... Aš dar nežinau, žinai, bet šiaip labai įdomu, tipo, nes kai pradėjau aš čia kaituoti Melnragėj, senėjau, prieš 6 metus ten pradėjau pirmais kartais plaukti. Nieko nebūdavo, jokių nei vieno banglentininko ir labai smagu matyti, kad dabar jau ten tų banglentininkų kažkaip kultūra auga greitai. Žiūri. Ir, nu, ta keičiasi suvokimas, kad, nu, kažkada galvoju, kad Lietuvoje bangų nėra ir, nu, ką ten darysi, žinai, ką tu nevykėlis, kad, žinai. Bet aš manau, labai greitai atsiras šitas jau toks kontradikcija kaitų ir banglentininkų, nes Nu, jau buvo, jau yra grupėse jo Facebooko, ten būna užverda, žinai, tu jūs ten, bet aš kaip suprantu, jeigu tu supranti, ką darai su, nu, su ta surfinė lenta ir raidinį bangą, nešokinėjai, tai viskas kaip ir all good, nes daugiausiai problemų, kad, nu, žinai, prie molo ten, kurie šokinėja po 10-15 metrų, o ten pilna čiainikų mokinasi surfint, nu, tai tada gal atsiranda. Nu, aš irgi labiausiai tų 7 tipais raiderių ten būna, tai irgi aš išsipedlinu kartais pasurfint, tai jie taip nekomfortabiliai ir tai kartais praplaukia, bet manau išsivystys po truputį irgi tą kultūrą supratimo, kas kur kieno kam, žinai, nes vis tiek skirtingų sąlygų ieškam. True. O Lietuva mažas, pajūris mažai. Mažas, labai mažas. Mažiukas. Ja. Gerai, ir tada žiūrėk, praėjom, aš nutolom, bet praėjom 3 ir dar yra 4 disciplina, ne? Toks new thing. Vingai, sparnai augantys. Čia ne disciplina, čia visiškai naujas sportas yra. Nu, jo. Čia yra visiškai naujas brand new sportas. Brand new. Šiaip ne brand new, nes tie vingai tai atsiradė jau ten 90-80 metais būdavo tokios vingų burės, kur būdavo padarytas tokios burlentės burės koncepto su stabiliais stiebais, metaliniam latė, ne metaliniam, o tvirtom latėm, o dabar viskas tiesiog susipakuoja tokį pakelį. Ir matau, kai atsirado produkcija hidrofoilų, pakankamai ištobulinta ir palengvinta, tada jie suprato tą vingą ir kažkaip va, tie 2 sportai susijungė staiga ir toks gavosi panaudojimas vieno kito kažkam naujam sukurti. Jo, šiek tiek irgi įdomiausia, tai pagrindė tai buvo jo, kaip ir seniau ten jau, kažkas ir patentai buvo ir panašiai, bet, nu, kadangi nebūdavo foilų, nu, labai daug jėgos turi, nu, žinai, tipo, būžantėjai tenai jie pasistato ir turi. Tai kaip ir nebuvo prasmės, o kai ištobulėjo tie foilai, kur reikia, tu jau pakili, tada jau reikia mažiau, nu, tai tada labai seksi atrodo ir pati ta idėja, kad kai tu išmoksi,
kai tu išmoksi normaliai varyti, kad tu galėsi kažkada tą pačią bangą pasigauti, jau tada nuleist tą vingą ir raidint bangą. Nu, ant dar foil, nu, tai iš viso super awesome. Yeah. Super sunku, tikriausiai, bet super awesome. Aš šiaip pat prisipažįstu, daug šito neužsiminėjau, išmokau, galiu aš atsistot, plaukti vieną pusę į kitą pusę, bet jo, manau, sunkiausia išmokti skrist ant foilo, iškilt iš virš vandens ir suvaldyti tą visą foilo buvimą po vandeniu ir pajust sparną po vandeniu ir kad tu nelieti vandens su lenta, bet tuo gauni žymiai mažiau trinties ir tada su vingu labai faina, raidint. Ir tai logiškai sekant atrodytų, kad sportas, mažiau trinties, mažiau viskas lengviau turėtų dominuoti irgi vyresnio amžiaus žmonės, bet kiek aš mačiau, kažkaip tai neatrodo. Pagrinde turas. Irgi šitas sportas atsirado 20 metais gal, kaip toks konceptas bendras ir 21 metais buvo pirmas susikūrė pasaulinis turas. Beveik ta pati organizacija kaip GK, tai GWA vadinasi Global Wing Sports Association, irgi organizuoja pasaulinį turą, yra kelios disciplinos, bangų raidinimas, freestylas ir lenktynės. Ir pirmais metais dalyvavo pagrindę žmonės, kurie iš kaitavimo disciplinų perėjo į šitą naują sportą. Ir tada kažkokiu būdu šitas sportas tiesiog sprogo. Ir visi pradėjo jo užsiminėti Havajuose, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje ir visose pagrindiniuose kite marketuose ir burlenčių marketuose. Ir toks, bent jau man toks pastebėjimas, kad visi seni windsurferiai, seni buriuotojai pamatė šitą fainą dalyką ir pasadino savo vaikus tą daryti. Ir pasadino šitą vaikus, nes tai yra žymiai mažiau pavojingas sportas vaikams, nes tu neturi ilgų stropų, tu neturi kaito, kuris tave gali nuvilkti kažkur, tu tiesiog, jeigu per daug vėjo, numeti tą savo vingą, atsiguli lentos ir tu visiškai esi saugus, kuo tuo tarpu kaitas tave gali taršyti, nutempt, pritrėkšti, tu gali nuskrist kažkur, žinai. Tai labai daug vaikų atsirado ir jie labai pradėjo žiauriai greitai tobulėti. Ir labai lyginam šitą sportą, freestyle discipliną, ypač su windsurfinimu, tai yra labai daug greitų rotacijų, backflipai, frontflipai, double flipai ir panašiai, kuriem reikia maži kūnai, labai padeda greitom rotacijom, apsisukimai. Dabar jau ten 10-80 hebra lendina, 12 metų vaikai. Mačiau, esu sužavėtas ir tuo pačiu demotyvuotas toliau užsiiminėti, nes kaip supranti, kaip greit per porą metų visi tiek pasiekė, o tu lipi ant tos lentos, keliai va dabar pats patį dar nudaužyti iš rodo grįžus. Jo, bet čia greitai išmoksi. Čia toks mokinimas randai išliks. Nes toksai galvoju, fuck you, nu tipo, jiem taip viskas easy, 14 metų vaikas, jis jau ten, va toks, va. Sukasi, jo. Tai gerai, tęsiant į tą temą, tai tu visas tas disciplinas praėjom taip daugiau mažiau, tai kur juda pagal tave ta visa industrija, ne? O to vėjo sporto, kaitavimo, panašiai, kur labiausiai, nu, vis tiek tu tą pulsą turi, dalyvauji varžybose, žiūri, kiek žmonių susirenka, kaip ką, nu, kažkokia su tais pačiais gamintojais bendrauja, ne? Su jų atstovais, su atletais, taip toliau. Kur tavo akimis, kur juda viskas, ar tai didėjanti rinka, mažėjanti, kažkas auga, kažkas mažėja, toksai iš tos pusės? Kaip rinka, tai faktas, kad didėjanti, nes žmonės vis po truputį labiau linkę būti, suprantai, kad sėdėjimas ofise nepatenkins jų ir visi dabar, ypač per COVID metus, visi labiau nusprendė daugiau laiko praleisti outdoors ir atsirado darbas nuotoliu ir tada tiesiog žmonės pradėjo ieškoti naujų hobių ir atranda kaitavimo, vandens sportus, surfinimą tą patį ir tokius dalykus. Ir manau, kad tai tikrai tik augs ir auga šiuo metu. Ir skirtingos disciplinos auga, tai buvo šiuo metu labai visi pasinešė ant Big Aero, nes prasidėjo nauja Big Aeros era. Čia galima irgi šiaip pakalbėti apie tos skirtingus etapus kaitavimo ir kas kokiu metu buvo populiaru.
ir suskirstyti į skirtingas eras pačio kaitavimo sporto ir kodėl tam tikri dalykai įvyko ir kodėl dabar visi pasinešė ant Big Aero, prieš kelis metus buvo visi pasinešę ant freestyle, dabar freestyle kaito niekas nebeparduoda ir nebegamina, tik keli brandai pradėjo gamintis specialius kaitus tam skirtus. O aš manau tiesiog visi žmonės ieško kažko naujo visą laiką ir kai kurie ateina į kaitavimą, kai kurie išeina iš kaitavimo, bet manau kaip sportas tai liks, bus ir net ne sportas, o daugam tai yra gyvenimo būdas ir iš to gyvena, tuo gyvena. Jau visos kelionės tik su tuo susiję. Mano irgi visos kelionės tik su vandens sportai susiję. Aš neįsivaizduoju, niekada nebegalėčiau nuvaryti atostogų į all inclusive ir gulėti, žinai. Žinau, aš kaip tik prieš vakar kalbėjau, nes grįžau kelias dienas tik buvau rodė, šiaip pračekint ten spotą, paplauk, palaba. Ir aš žiūriu į tuos turistus, kurie atvarė tiesiog ten plus 5 laipsniai. Tiesiog, nežinau, nei ten maistas skanus, nei ten tipo kažkas super awesome, žinai, ir jie ten tupi po 10 dienų, po 2 savaitės. Aš ten įsivaizduoju. Čia žiūri sunku yra, kaip tu... Kas turėtų galvoj būti? Aš nežinau, žinai, nes man pavyzdžiui, atkaitavimas ir visi šitie sportai man kažkaip nuramina, žinai, mane, nes ten kažkoks gali įsijungia kažkokio radijo galvoj būna kartais toks, kur toks nuovargis ir toks nesupratimas, ką tu čia veiki, kur tu čia esi, kodėl tu tai darai ir tada tiesiog varai kaituoji, praleidi laiką vandenį su draugais ir labai išplauna tave, išpučia tau, pučia smegenis. Tuo pačiu individualus sportas, bet tuo pačiu ir su chebra kaip ir varai, kažkaip yra to community dalykai. Toksai man labai puikiai dera, kad nėra, kad, žinai, visą laiką, pavyzdžiui, nežinau, ką šitą aikštelį triniesi su kažkuo ar kažką. O čia toksai visam pasaulyje yra spotų, visą laiką gali kažką tyrinėti ir, tos kelionės įgauna kažkai, įsiprasmina. Dabar važiuoti tiesiog, kad, ypač, tau, kai tu matai visą pasaulį, žinai, daug vietų, daug kur pabuvęs, tripinės, tiesiog nedžiugina tie paprasti dalykai, kur anksčiau ten, kai buvo 16 metų pirmą, kad pamatai kalną ir kalnas, dabar, tiesiog duokit daugiau, man reikia adrenalino. Ja, toks yra ir man buvo labai, kad aš beveik nebūnu vienoje vietoje ilgiau negu 2-3 mėnesius ir visą laiką viskas keičiasi ir tu visko daug pamatau ir kartais toks blemba, šitą jau mačiau, jau kažką man kito duokit, žinai. Tai vadina, man atrodo, tai toks kelioninis išsekimas gal, kur tiesiog gaunu tiek daug informacijos, kad manęs tiesiog nebedžiugina ta informacija, kurią gaunu. Tai tada reikia atostogų. Bet čia lygiai taip pat, kaip žmonės dirba ofise ir jos tiesiog pavargsti nuo darbo. Ir tau reikia atostogų, žmogus išvažiuoja atostogauti, kažkur pakeičia aplinką ir tiesiog išmuša tave iš rutinos. Bet... Kokios tavo atostogos tada? Mano atostogos dažnai būna užsidaryti namie ir pabūt savaitę, 2 tiesiog ramiai ir... Be besikeičiančių vaizdų? Besikeičiančių vaizdų, ja. Pabūt su draugais ir kartais būna atostogos išvaryti kaituoti, irgi kažkur ten, kur nebuvęs ar pabūt. Nes dažnai mes, kai važiuojam, aš kadangi dirbu su Rasa, mes daugiausia keliaujam visur kartu, dirbam tą patį su tais pačiais brandais ir tos pačius darbus panašiai. Tai mes dažnai, kai būna varžybos, pavyzdžiui, Brazilijoje, mes nuvarom į Braziliją savaitę ar 2 anksčiau. Ir tada pakeliaujam po kaitspotus, pakaituojam patys, pabūnam atsijungę. Ir tada grįžtam atgal į darbus. Tai mes išnaudojam tuos keliavimus taip pat ir atostogom ir buvimui tose šalyse, kur mes norim būti. Bet tu supranti, kad visi, kurie žiūri ir šiaip tave seka ir panašiai ir mato, kaip tu ten iš varžybų keli, darai video, visi vis tiek galvoja, kad tu visą laiką vis tiek atostogauji. Kad nėra, kad tu tenai dirbi. Visi galvoja, kad... Ja. Bet dirbu. Tai yra darbas. Ja, tai yra darbas. Aš suprantu, tai turi savo pliusų ir minusų šitą toks freelancinimas, keliavimas ir darbas project base. Tai manau didžiausias pliusas tai, kad visą laiką keliauji.
visą laiką kažką naujo matai, visą laiką būni kažkokiuose įdomiuose, egzotiškose lokaliuose. Ne visada šiaip būni egzotiškose, kartais būna varžybų ir vietose, kur niekada nenori sugrįžti. Tai apie Svencelę, tai gerai arba ne? Ne, aš ne apie Svencelę, aš apie kitokius spotus. Yra keletą vietų, kur nenori sugrįžti, bet ten vyksta pasaulio turas ir kiekvienais metais sugrįžti. Ne, kokios čia būna vietos? Pavyzdžiui, Silt, čia Vokietijoje toks spotas. Ten toks vokiškas šiaurės Vokietijos jūra, apie kur kaituoti netraukia tavęs. Ta, bet pagrindinė, jo, keliauja, kas yra žiauriai faina, bet iš kitos pusės tai yra nepastovus darbas. Neturiu jokių socialinių garantijų. Jeigu prieš 2 mėnesius išsisukau čiurną, negalėjau filmuoti, aš turiu cancelinti savo projektus, nebeturiu jokio inkomo, jokių pinigų iš to. Tai kitas dalykas, visą laiką keičiasi aplinka. Ir mes kaip žmonės, mes nesam sukurti, kad mes visą laiką gyventum constant change. Mums ramina ramybė, buvimas savo draugų rate ir panašiai. Ir kai gyveni mieste, tu susikuri savo draugų ratą, tu esi community dalis, tu eini į savo jogas, eini į savo visokius būrelius, tu susikuri rutiną. Ir kai keliauji, reikia tą rutiną kažkaip turėti discipliną, tą rutiną išlaikyti. Bet tu visą laiką būni tarp žmonių, kurie atostogauja, vienas dalykas. Tai tu visą laiką turi dirbti ir tu turi būti darbo nuotaikoje, kai visi žmonės aplinkui tave tiesiog yra 100% atsijungia nuo viso darbo, jie eina į vakarėlius, jie eina kaituoja, kada nori, o tu turi susikaupti ir tuo pačiu metu pasakyti, ne, aš šiandien negaliu kažkur išėti su tavim, nes man reikia dirbti. Negaliu šito 8 alaus gerti. Jo, šitas 8 alus jau yra too much. Jo, tai vat yra tokių dalykų ir jo, pliusai ir minusai, bet tai vis tiek yra darbas, tai vis tiek sekina ir pavargsti nuo to, bet tai yra mano gyvenimo būdo pasirinkimas ir aš labai džiaugiuosi, kur aš esu šiuo metu ir kaip aš dirbu ir kaip gyvenu. Bet nemanau, kad ilgai galėsiu tempti. Čia dėl traumų? Ne, čia labiau dėl išsekimo. Bet kad norisi kažko vis tiek įsijungia pastovumas, ne? Norisi kažkokio to dalyko. Jo, visą laiką norisi kažkur grįžti. Tai labai faina, kai mes turim namus tarifai su Rasa. Tai labai smagu grįžti į savo namus, kur būtų mūsų vieta, mūsų visi daiktai sudėti ir mes galim ten grįžti kada norim. Ir tiesiog nekreipti nieką dėmesio, daryti ką norim ir ten atsijungti. Tai yra mūsų kampas, kur mes atsijungiam visko. Bet šiaip dažniausiai tai tu tiesiog keliauji viešbutis iš viešbučio ir tai nėra jokio pastovumo. Labai sunku suprasti žmonėm, nes aš nepriskaičiau savęs labai prie mažai keliaujančių ir panašiai. Bet tie, kurie turi ten, žinai, tas standartinės ten 2 ar 4 savaitės per metus kažkur užsienį, žinai, jiems atrodo, kad, oh my god, aš norėčiau visą laiką taip keliauti. Visą laiką kaip jie, ten ar kažkas, bet, tas supratimas spėjo, kad tu pasakysi neteis žmonėm, ne, kad tiesiog, bet, pavyzdžiui, tu kalbė, aš filinu tavo skausmą. Aš irgi taip galvodavau, čia bus kelionė, čia bus žiauriai smagu, bet dabar visi ten tie Instagramo influenceriai, nuomonės sekėjai, visi burnautina kažkurio metu ir burnout is real thing ir visiems reikia padaryti pauzių ir visiems reikia, nes tai yra vis tiek darbas, tu nebūna taip, kad tu tiesiog visur lafą atsipalaidavęs ir gali daryti, ką nori. Tu vis tiek turi būti susikaupęs, turi laikytis disciplinos ir aš irgi taip galvodavau, kad čia bus žiauriai faina ir kad čia dream job. Galbūt daugam tai yra dream job, man irgi tai yra dream job, aš labai jo džiaugiuosi, bet tai irgi turi savo limitus. Tiesa. Ir atsiminiau, kad tas projektas tavo yra su formulėm. Ne? Mes šiek tiek buvom čia kalbėjom, kad E-formulė. Jo. Ten buvo susiję būtent su šitais, ne? Kad kažko noras pakeisti kažkokio... Jo, tai galva taip long story short. Pirmais metais, aš kadangi, kai pradėjau dirbti UK pasaulio turui tam, tai mano darbo pobūdis buvo toks labai
nestandartiškas, kad kaitavimas šiaip iš savęs nėra didelė industrija, tai nėra kaitavime žiauriai daug pinigų ir nėra visi brandai ten mega turtingi ir užsidirbtų ir tas turas jis nėra kažkoks didelis. Ir mūsų komanda visą laiką buvo labai maža. Aš buvau vienas filmmakeris, kuris visą dieną atvaro į spotą, filmuoju 12-14 valandų pliaže, kur pučia vėjas, lyja lietus, blestina saulė, smėlis, lupa kojas tau, visur drėgmė. Ir po tų 12-14 valandų baigėsi varžybos tą dieną. Aš turiu kitai dienai turėti sumontavęs 4-5 minučių video iš geriausių akimirkų ir kažkoks storylinas tos dienos, kas įvyko. Ir tai užtrunka dar kokias 5 valandas, tai būdavo daugiau negu 5, būdavo iki 20-21 valandos darbo per vieną dieną. Ir tada pamiegi 3-4 valandas ir kitą dieną reset ir vėl iš naujo ir taip tęstųsi savaitę. Ir būdavo tokių dienų, kad taip tęsiasi, kokias 4-5 dienas iš eilės. Ilgiausias, man atrodo, buvo renginys 10 dienų Mauricijui, kur 10 dienų turėjau tiesiog tai non-stop dirbti. Ir tai nėra, kad galiu pasakyti, o, aš šiandien sergu. Ne, nėra, nes nėra kito žmogaus, kuris tave pakeis. Aš esu vienintelis filmmakeris, kurio padaryti video bus kitą dieną išsiųsti visom pasaulio žiniom. Ir kažkas pasiema tos žinias, parodo ir papulišina. Ir to pasiekoje būdavo, kad tiesiog baigėsi tos savaitės ir man tada reikėjo tiesiog 4 dienų miego. Tiesiog užsidarau kambarį ir po 13 valandų per dieną miego. Ir po 3 metų, man atrodo, pasiekiau ribą, kad man nebeužteko tų 3-4 dienų ir kad tiesiog buvo visas kreatyvas, kūrybiškumas iš manęs išsunktas, ištreštas ir nebenorėjau to daryti ir galvoju, reikia kažką pakeist, galvoju, atostogas gal kažkokias. Ir tada taip man nutiko, kad paskambino mano draugas, kuris turi agentūrą ir pasiūlė dirbti kitoje industrijoje, visiškai motosporto industrijoje, Formulės E varžybose. Formulė E tai yra kaip formulė, tik be garso, ne? Ja, mute mygtuką paspaudžiu ir važiuoja. Tau gerai, kad reikia filmuojant, nereikia visiškai. Jo, visiškai ne, o kištukų nereikia. Ne, Formulė E tai yra kaip Formulė 1, tik tais elektrinė. Tai yra toks nenaujas konceptas, jau kiek 9 sezonus, man atrodo, padarė šiais metais yra. Pernai buvo 8 sezonas, kurį aš dirbau, tai va, turėjau 8 sezoną, visas lenktynės buvau nuvažiavęs. Kiek jie, man atrodo, 16 lenktynių buvo, 12 skirtingų destinacijų per visus metus. Tai va, 22 metais nusprendžiau visiškai pakeisti industriją ir pažiūrėti, kaip aš jaučiuosi kitose aplinkose. Ir kaip vadinau, smėlėtus pliažus pakeičiau į asfaltą. Tai labai įdomi patirtis buvo. Man patiko pamatyti, kaip yra organizuojami žymiai didesnio masto renginiai su žymiai didesniais biudžetais ir visiškai kitokie žmonėmis, kur iš barčiorcų ir flip-flopų, visi su marškinukais ir lakierkom. Tai įdomu buvo pamatyti visiškai kitą virtuvę. Aš dirbau būtent su viena komanda ir su agentūra darėm visą socialinių medijų turinį ir digital marketingą. Ir aš buvau atsakingas už fotografavimą ir filmavimą per varžybas. Tai tokia vienų varžybų rutina, atvažiuoja trečiadienį, ketvirtadienis pasistato chebra savo garažus, surinkinėja mašiną, atvažiuoja visokius daro testus, šitie vairuotojai pagrindiniai jie turi media dienas, daro visokius promo vidukus filmuoti rėmėjom komandos ir tada šeštadienį būna lenktynės. Ir tada būdavo kai kurie stopai, 2 lenktynės turėdavo, tai šeštadienį 1 lenktynės, sekmadienį 2 lenktynės, toje pačioje trasoje. O kelintadieniai duodavo personalui tame tarpe ir tau pasivažinėti? Bliamo, niekada neteko. Nuspėjai per brangus dalykai, kur ten tiesiog... Buvo toks, jie daro tokius
promo dienas irgi ir pasikviečia garsenybės pasaulio visokias pavairuotą mašiną formulę, nes įdomus konceptus, kad jie turi visi tą pačią mašiną, tai visos komandos gauna tą patį časį mašinos, kaip čia vadinasi lietuviškai. Ašis. Nu, ta pati mašina, tik tai vienintelis, platforma mašinos visiškai vienodos aerodinamikos, viskas vienoda, tik tai vienintelis skirtumas yra vairuotojas ir powertrain, tai yra tas elektrinis variklis. Ir kaip tas elektrinis variklis valdosi su battery management sistema irgi, visas software'as, visas programinis kodas, tai irgi stipriausias. Ir tada visos baterijos, viskas pas visus vienoda. Ir būna tokios dienos, kai atvaro prieš lenktynės, demo dienos ir duoda kokiai garsenybei pavairuoti. Ir buvo, man atrodo, 7 ar 6 sezone Tomas Kruzas atvarė ir vieną mašiną sudaužė tiesiog. Į sieną dėjęs pirmam posūkį. Bet tiek to experience'o iš tiek filmų nepadarytų pirmam posūkį. Jo. Blema, ten nelengvai, man atrodo, žinok, kas valdosi. Čia tau ne į Tesla atsisėst. Na, man atrodo, neišbandysiu, bet you never know. Kada ten tų žvaigždžių dienos, sakė, ne? Kiek aš dar laiko turiu iki kitos sezono? Dar galiu tapti žvaigždė greitai. Tai žodžiu, burnautas. Būna tokie dalykai. Pakeista sritis šiek tiek. Ir kaip dabar, pavyzdžiui, jauties? Dar nori grįžti tos turus, ar jau tipo, duokit man tiesiog gal kokios statybose darbo, kur aš galėčiau ramiai. Jo. Aš manau, būna tikrai visą laiką tokių minčių, kad toks būnu užsiknisęs su to savo darbo ir pavargęs filmuoti tą patį, galbūt taip pasakykim. Nes varžybos dažniausiai taip ir būna labai panašus konceptas, ką tu filmuoji, ką tu pamatai. Tie patys spotai jau metai iš metų eina, jau kur atvaręs į Braziliją, tai va, visus kampus aš žinau, iš kur aš filmuosiu, kokius kadrus paimsiu. Tai iš vienos pusės tas lengva, bet kažkaip miršta truputį tas kūrybiškumas. Tai manau, vienas skirtingas dalykas iš to, kad aš dirbu vienoje industrijoje, o kiti daug freelancerių, filmmakerių, tai jie turi daug skirtingų klientų ir visą laiką kažkoks būna changes. Tai manau, kad dažnai pagalvoju, kad galbūt čia reiktų kažką keisti, bet kažkaip kol kas dar jaučiuosi gerai. Kol kas dar, manau, dar noriu pakeliauti, pafilmuoti, pasurfint pats. Tai taip pat ir rišu kažkaip. Iš tikrųjų, kalbant apie keliavimą, galvoju, reikėtų apie spotus pakalbėti, bet atsimenu dar vieną dalyką, mes čia sėdim visą laiką šito būsiko fone ir aš užmiršau, kad pačioj pradžioj turėjau kai ką pasakyti, kodėl mes čia, kas čia tokio, kodėl mes šitoj pievoj sėdim. Pievoj sėdam, nes tik čia buvo galima privežti mano namus. Namai tik iki čia davažiavo. Turėjo būti truputį kitoks vaizdas, turėjot matyti Žaliuosius ežerus, jie kažkur va ten. Ten, už miško. Bet šitas lėktuvas okei ir žiauriai per garsas drožia. Gal okei, manau. Normaliai. Man atrodo, vis tiek visi labiau tavo grožį pažiūrėti, nei balsą. Į Daną turiu manį. Sorry. Jo. Tai tavo projektas? Jo, mano projektas buvo praeitų ir šių metų. Labiau gal projektas daug metų buvo planavom labai ilgai, nes mes su Rasa šiaip venė jau gyvenom, kai dar buvo Instagrame, prieš Instagramo visą boomą, kai dar nebuvo populiarus šitas dalykas. Before it was cool. Yeah, before it was cool. 2016 pirmą veną turėjau, tą 5 Volkswageną, tai vat ir likau prie Volkswageno, bet tada atsimenu, mes taip skurdžiai ten buvom įsirengę, skurdžiai taip keliavom, bet buvo nuostabus gyvenimo metai, kur tiesiog prisigrūdė daug lentų, visokių kaitų, nesvarbu buvo kur miegam, kaip miegam ir buvom žiūri patenkinti. Ir tada kažkaip visą laiką, atsimenu, pardavėm tą veną po 2 metų, nes pradėjom labai daug keliauti ir nusprendėm, kad čia neverta kažkaip mašinos turėti savo.
Tai ir tada vis kažkaip, reikia kažkur sugrįžti, nes neturėjom, grįžtam prie to savo kažką turėti ir kažkur tokia sugrįžti savo kampą. Ir kažkaip galvojom, bet kadangi mes šitiek daug keliavom, tai galim kažkaip toliau keliauti. Ir nusprendėm turėti veną, kur būtų galima atsistoti bent jau viduj. Būtų galima gamintis, valgyti patogiai, būtų galima sukišti visus savo žaislus, įrangą, surfus, kaitus, snowboardus, kameras, rūbus ir kad viskas tilptų vieną ir galėtų visur keliauti su mumis. Ir visur galėtume daryti tai, ką mes mėgstame, atsikelti spotę, pasidaryti kavos ir varyti kaituoti. Ir tada pakitavimus grįžus dirbti ar gyventi, miegoti. Ok, ir mes turim stebuklingą Justo intarpo pagalbą dabar. O čia dabar turėtų būti... Jo, važiuojam. O koks čia pas tave iPhone'as geras? Gera kokybė? O, tai jau dabar 15 turėtų. Tai va, čia yra venas, kurį pats įsirengiau. Patys su Rasa įsirengiam, teisingai pasakyti. Tai va, įeinam iš karto. Turim virtuvę, svetainę. Čia va ofisas, atsisėdu, toks sėdžiu, padirbu, atsitraukiu, čilinam, viską turim kokiant gamint, lovą ir visiems reikalam. Savo reikalus atlieki. Čia, jeigu visiems matosi, surfų nosis sulenda, čia va įranga. Ir tada svarbiausias tikriausiai dalykas, kad mes įsirengėm visą veną, kad jis būtų padarytas tam, kad tilptų visi žaislai ir turėtų didelį garažą. Ir kad tilptų surfai, kaitai, banglentės, snowboardo geras ir viskas, ko reikia. Tai va. Ir svarbiausias dalykas, kad telpa kokios 5 banglentės ir ilgiausia yra 6-7 Rasos ir jinai taip įeina į tą suolą svetainį, kur matėt. Tai ten vat ir sueina visi dalykai. Telpa tipai, kaitai ir tada čia sueina visi lagaminai, kelionėm ir daug visokių kitokių smulkių daiktų. Tai va, manau, tiek. Viskas powered by solar, visa elektra, saulės panelėm, vanduo, dušas čia, va toks, gali atsistoji, nusirengia, toks, nusimauda ir smagu būna. Jeigu ne mieste, jeigu mieste gyveni, tai biškai sunkiau. Koks variklis? Koks variklis? 2 litrai. Jo, Volkswagen Crafteris. 6 metrų ilgio ir beveik 3 metrai aukščio gaunasi. Tai va, ir telpam. Grįžtam. Wow, seniai. Wow, čia tai buvo, ne? Čia tai turas, saustaukt. Kur važinėsis jo? Prie Žaliųjų ir nuo Balsio iki Žaliųjų? Ar kažkokių planų turi toliau? Mūsų konceptas su Rasa yra, kad mes lietuviškas žiemas praleidžiam Ispanijoje, o lietuviškas vasaras mes norim praleisti Lietuvoje. Tai kur tavo yra namai? Čia. Čia? Toj palauk mano salės pagalba. Nice catch. Nice. Čia, žinai, yra bairis, kur taip kepurė būni užsidėjęs ir da gali pakreipti taip ir tampi 5 metais jaunesnis. Tai tipo, žiūrėk. Seniai, mes to paties amžiaus. Nu. Nežinau, man turėtų baisiai. O taip pat tampi 10 metų durnesnis? Ne? Nu, okei, gerai. Dabar man trūksta. Tai žodžiu, kur namai? Ten, kur aš, ten ir namai. Ten, kur tu. Dar padėsiu truputį, žinai kaip, labai gražiai atrodytų, kai tavo antrą pusę žiūrės. Ten, kur aš su Rasa, ten ir mano namai. Ten, kur aš su Rasa, ten ir čia jau kalba metų patirtis, seniai. Tu kaip content creatorius, toksai, ne? Tai pirmas dalykas yra, kur juda pagal tave visas kaip turinys, ne? Nes, kalbėjai šiek tiek minėjai attention spamas trumpas, panašiai tu dirbi tame mažame. Geras klausimas. Jo, AI viskas juda, Artificial Intelligence. Šitą buvau irgi užsirašęs. Jo, tai čia
Priklauso labai nuo industrijų, šiaip labai skirtingų brandų ir skirtingų, kaip jie žiūri turinį ir žiūrovą ir būtent target grupų žiūrovą ir tu juos visus skirtingai targetini ir panašiai, bet šiaip manau, kad dabar buvo, kai atsirado socialinės medijos, visi žino šitą istoriją, nukritos attention spanas, ten Instagramas, short reelai, 3 sekundės, super duper. Tai manau, kad dabar po truputį turėtų grįžti autentika. Ir boomins tie brandai, kurie kurs autentiškas istorijas, turės kažkokią istoriją, kurią pasakoja, kodėl jie tai daro, kodėl tokie produktai yra, kodėl tie produktai gali padėti žmogui ir taip toliau. O būtent tas toks viral, flashy turinys. Ir manau, kad žmonės vis labiau pradės atsisukinėti į vertybės ir kodėl būtent tos vertybės turinys, kuris geriausiai atskleis tas vertybės ir bus palies žiūrovą, jis bus žymiai vertingesnis negu tas fast product flashinimas prieš akis. Istorijos. Nu, kažkaip tai visi tie TikTokai, visi tie Reelsai, jie labai užkabina. Užkabina, bet jie padaryti yra, kad užkabintų, bet tu juos scrollini ir tau rodo išsities, toks labai susikūp. Bet šitas kėdutės, žvejas. Mili žiūrovai, aš taip dažniausiai nesėdžiu, tiesiog biudžetinis pas mus podcastas, biudžetinės kėdutės, viskas, taip, gerai, mes pabandom. Pievoje. Ačiū Jūs tai, kad po valandos laiko video man pasakei šitą. Dabar visi, pradėsim nuo čia. Sveiki, mili žiūrovai. Bet jo, tos istorijos, kurie šiaip aš pastebėjau iš esmės, kad tu pagauni save, kad, ta Reelsą ir kažką žiūri ir tiesiog jis praskrydo laikas, tu informacijos kaip ir negavai, kažkas tavo užgūdo, bet nieko neįsiminė. Tokio. Šitoje vietoje. Sukaitavimo labai geras pavyzdys yra, kad anksčiau boomindavo tokie F1 labai yra geri pavyzdžiai, kur legendiniai filmai iš 2000 iki 2010 metų ten sukurti Addict filmai ir tokie, kurie tiesiog vizualiai nuostabus filmai, kur tu tiesiog žiūri ir varvinį seilę nufilmuoti, žiūri gerom kamerom, labai gražiai pateikta visa cinematografija, bet jie tokie kažkokie be istorijos yra. Ir daug brandų buvo strigę tokiam, kad tiesiog viską gražiai filmuot, nuostabiai atrodo, tokie sukatinti action klipai, kurie gražus, stilingai nufilmuoti, bet jie neturi jokios istorijos. Ir dabar viskas verčiasi į kitą pusę ir atsiranda tokio daugiau storytellingo ir kaip viskas vyksta, kodėl tai žmonės daro ir bando pakerėti tuo. Ir vienas iš tokių pavyzdžių būtų tikriausiai tavo irgi yra 15-14 minučių toksai filmas, ne? Kur filmuoju į Madagaskarą, mergaitės vežė. Mergaitės mane vežė į Madagaskarą. Ne, mes kartu važiavom su mergaitėm į Madagaskarą. Labai gera kelionė buvo. Irgi, ten kažkoks pavyzdys, kur ir tas pamiksuota, ten kažkaip tai, nes prisipažinsiu, aš turėjau pažiūrėti, bet čia skamba. Tai visiems rekomenduoju ir pats pažiūrėti. Nežiūrėjai? Tai tu nežiūrėjai? Aš žiūrėjau. Okay. Aš viską žinau mintinai. Gerai. Ne, čia toks jau senas mano filmas, paskutinis iš tikrųjų, kurį tokį padariau ir sudėjau. Ir jo, bandžiau kažkaip taip sujungti tokią travel dokumentiką, vlogo stilium, kažkokį tokį, perteikti kažkokią idėją, mintį ir kažkas gavosi, kažkas nesigavo. Dabar žiūrint, žinoma, 2019, man atrodo, metai buvo, dabar žiūrint, taip kažkaip net juokinga kartais ten kai kurie sprendimai padaryti. Bet man atrodo, čia su visais videografais ir istorijų kūrėjas, kurie žiūri savo senesnius darbus, jiems taip toks cringe'as būna, kas... Ja, čia toks, žinai. Tada su tuo aparatu fotkindavau. Gerai, ir dar vienas, kurį tai gerai, eini į paplūdimį, eini fotkint. Ką pasiemi? Kokis objektyvas? Toksai žmonių, kad... O, čia mes apie įrangą kalbam. Žinok, aš nepatempsiu įrangos pokalbio. Žiauriai ilgai, čia 5 minučių neužteks. Jau kai pradedi apie įrangą, tai aš jau galiu čia... Gerai, tada iš karto... Sukt ir sukt. Sorry, Tadai. Pats matai, aš pabandžiau.
pabandžiam. Na, tai vat galim greitai. Vat pagrindinis objektyvas, kurį dabar naudoju, tai yra 200-600 zoomas Sony. Visi objektyvai Beverly ir Moist Sealed svarbiausia, nes visą laiką kapoja smėlis, vanduo, visos kameros irgi tam tikro kalibro, kad kuo mažiau pakenktų išoriniai poveikiai. Ir tada waterhousingus naudoju, kur kameros įdėjai vandens tokį dėklą ir po vandenį filmuot gali, kad nepakenktų, tai irgi tam tikri objektyvai su stabilizacijom, kad kuo mažiau drebėtų, filmavimui, fotkinimui skirtingus objektyvus naudoju, nes kai filmuoji su kokiais 5 mm objektyvo vandenys per daug dreba, tai ten maksimum 35 mm gali naudot, kad jis nedrebėtų filmavimui, fotkinimui visiškai vienodai. Tai va tokių yra niuansų, tokių skirtingų ir visą laiką mokysi, visą laiką kažkokius naujus dalykus testuoji, žiūri kaip kas veikia ir tiesiog surandi ir kažkokie dalykai prilimpa, kas neprilimpa, tiesiog kažkokie objektyvai nauji neprilimpa tau, kurie netinka tavo darbo stiliui, tu atsikratai, nusipirki kažką naujo ir žiūri, kas veikia, kas neveikia. Nu, kol tu čia kalbėjai, man galvoju kaip Simpsono to filmukę, to žinai, bežiūrėjau. Bet tikiu, kad jum ir žiūrovai kažkokios informacijos buvo. Man tik vienintelis klausimas, čia tavo visa ta įranga, nu, jinai turėtų daug pinigų kainuoti, tu ją pats turi finansuoti savo, ar kažkaip sponsorina, ar kažką duoda turas, ar su ko dirbi, ar kaip, ar tu turi su viso bagažu ant kupriakų savo viską. Jo, čia šiaip yra įdomi tema labai šitą kalbėti, nes viskas yra mano ir su visko visą laiką keliauju. Ir visą laiką viskas yra labai didelė rizikoje, visą laiką yra rizika, kad būni laive, laivas gali apsiversti, yra tokių istorijų buvę, kur su fotografais nuskendino 20-30 tūkstančių eurų vertės įrangos ir būna jo tokia sorry, buvo incidentų kaip ir mūsų visam žinomųjų Danuliui pavogė kaip tavane viską ir ką tada daryti ir jo. Tai yra tokių dalykų ir ta įranga, dirbant tokiose sąlygose, jinai žymiai greičiau nusidėvi, o lyginant, pavyzdžiui, su fashion industrija, atlyginimai yra žymiai mažesni. Tai kažkaip gyveni tokiam balanse, kad turi savo įrangą ir stengiasi ją išsaugot kuo ilgiau ir updatint kuo dažniau, kad galėtum su klientam pasiūlyti geresnę kokybę ar kažkokius geresnius sprendimus, bet už viską moki pats, o atlyginimai... Kaip? O klientai mokėti nenori daug. O klientai mokėti daug nenori šitą industriją, nes industrija pati iš savęs nėra didelė ir konkurencija žmonių, kurie nori tą daryti ir filmuoti, yra didelė. Life is life. Life is life. Gerai, kadangi jau čia rodo va tokius va, aš vis tiek tau turiu dar 3 paskutinius klausimus, į kurie, nu, tokie blitz klausimai. Da. Vieną gali išsiplėsti, nes turėjom pakalbėti. Tai koks yra geriausias spotas pasaulyje tavo atrodo? Geriausias spotas pasaulyje man? Tu turi, kadangi bonusą, tu 3 gali įvardinti. 3 galiu įvardinti, ne? Numeris 1 man, kur geriausios sąlygos skaitavimui, geriausios bangos, žiūri gražu, tai yra Mauricijus. Visiškai dream destination, kur gali hikint, keliauti aplink salą, su banginiais būt, su delfinais nardyti. Su banginiais sėdėti, viską. Tai va, tada Brazilija, flat wateris, by far. Ir Tarifa, mano namai. Lifestyle'as, kur toks spotas skaitavimui, toks, nežinau, kodėl ten žmonės važiuoja kituot, bet gyvenimo būdas ir gamta žmonės yra nuostabi. Iš visų tavo išvardintų tarifų tik buvau porą kartų ir jo, ten tikrai nice vaibelis. Ja, kaitavimas tai toks kartais. Gerai, antras tada. Autostrada, Vilnius-Klaipėda, ne, tau duoda didžiulį stendą, ką tenai įpaišysi, nemokamą, kažką, dar ką gali. Life is a balance parašyčiau. Kodėl? But why? Bet why? Manau, kiekvienam reikės surasti toks, mano paskutinių metų toks dalykas, kad ieškot balanso tarp darbo, pomėgių, gyvenimo.
ir manau, ramiausiai žmonės jaučiasi suradę tą balansą. Tai nepersidirbt, nepersitostogaut, ras, kas tau patinka ir manau, toks mano gal dabar to ir gyvenu, kad ieškau balanso tarp pomėgių, darbo, keliavimo, buvimo vienoje vietoje. Filmavo 7 dienas, nepamirštų užsidaryti kambarį 4 bent jau. Tai čia yra visiškas nebalansas. Gerai, ir paskutinis klausimas. Toks, jau iš galvos, jau per daug čia prišnekėm. Žmonės, kurie nori pradėti draugystę su sportu, vandeniu, vėju ir panašiai, bet vis nedrįsta, ką jam pasakytum? Tiesiog pradėti daryti. Arba nedaryti. Pradėk. Jeigu nori, tai reikia tiesiog vieno sprendimo, priėmimo ir tiesiog atsistoti nuo sofos ir pradėti daryti. Nice. Paskambinti ir surašyti kaito mokyklą šią minutę. Ir viskas. Dabar. Ačiū tau. Ačiū tau, buvo labai smagu. Taip, žiauriai greit praskrido laikas, gaila, kad tiek daug nepakalbėjom dar dalykų, bet žiauriai smagu. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Jeigu iki čia pažiūrėjot ir jums patiko, nepamirškit paspausti like, subscribe ar ten belenką. Ir kažkokių įdomių dalykų, filmą, dar kažką apimėsim ten apie. Nu, ten YouTube pačiam. Čia YouTube bus ar kur? YouTube. Tai ten nuo pačioj tavo. Viską žinai. Instagramas, follow. Viską patys žinai. Ačiū tau, ačiū jums. Ačiū.